Gerą dieną, gerbimi Contribui žiūrėtojai, stebėtojai, matytojai, palaikytojai, tiek Contribui, o per Contribui Ukrainos reikalus. Kažkada sakydavau drąsiai pergalės, dabar nebejoju, kad Ukraina laimės, tik tai kokia bus to laimėjimo kaina ir koks bus galutinis rezultatas. Tai šiandien apie tai ir ne tik apie tai. Svečiuose turiu labai įdomų žmogų, kurį seku Facebook'e. Bet gyvai, turbūt pirmą kartą mes pakalbėjom prieš mėnesį, ar kada čia, prieš 2 mėnesius. Tai labas, Pauliau. Labas, Gabrieliau, ar svarai reikės? Aš neturiu jokio komplekso būti vadinamas vienaip ar kitaip, bet Gabrieliu manęs turbūt niekas nevadina. Okay. O kaip tave vadina visi? Gritėnų dažniausiai, ypač tie žmonės, kurie turi tokį vidutinišką santykį, žinai, pripažįsta, pajuokaujusiais, bet jie maždaug... Bet tai kodėl, nes Gritėnas tai kaip pravardė skamba ar jiem, ar nes dėl oficialų, dabar vadintų mane Liudansku, žinai. Toks... Jo, žinai, čia turbūt priklauso nuo asmenybės, gal kai tokia asmenybė, kur nelabai telpa į Pauliaus tą rėmą, jų galvose, tai jie sako, kad Gritėnas, žinai, toks maždaug, ir kadangi aš dar esu viešumoje nemažai su pavardė, tai vis tiek ta pavardė yra ryškesnė ir jiem turbūt lengviau mane išskirti iš kitų Paulių sekos. Paulių daug? Paulių nemažai, net mano klasėje buvo Paulius, ta prasme visą laiką reikėdavo kažkaip apibėgti tą, žinai, Pauliaus vardą, reikėdavo būtent kažkuo tai, bet aš visą laiką Gritėno turėdavau. O aš pažįstu tik 2 Paulius, Povilų dar pažįstu, jeigu čia yra skirtumas tarp Povilų ir Paulių, yra turbūt, ne? Slaviškas ir lotyniškas labiau. Ai, čia toks yra skirtumas. Pavel ir Paulius. Paulius iš lotyniško žodžio, kuris reiškia mažas, kuklus, tai šiek tiek tinka mano asmenybei turbūt, bet Pavel tai suslavinta forma. Tiesiog, bet tai suslavintos formos yra visų vardų greičiausiai, nes yra ir, kaip sak, arabiškai aš esu Džibrailas. Jo, bet, ta prasme, kad taip tiesiogiai, žinai, būtų vis tiek slavai, pripažinkim, jie atsirado vėliau negu lotyniška kultūra, jie jas išdavo, žinai, per Bizantijos imperiją, tai jie tiesiog pasiėmė, padarė savo, o mes čia toks istorinis įdomus momentas, mes paėmėme abudu ir turim ir Povilas ir Paulius, kaip tokį abipusiai galima. Tu sakai, kad žmonės, reiškia, kartais mato tave netelpant į Pauliaus asmenybę, vadina Gritėną. Tai kokia yra ta tavo asmenybė? Tau pačiam atrodant? Nežinau, anksčiau būdavo gal labiau nesutapdavo ta vieša su asmeninė. Viešumoje tu bandydavai būti intelektualesnis, bandydavai būti kažkoks, nežinau, daugiau... Bet jeigu tu nesi intelektualesnis, tu negali parodyti save intelektualesniu, negu esi iš tikrųjų. Ir yra tame tiesos, bet visgi būdavo to noro kažkaip pausint, kaip sako anglai, arba kažką tai, žinai, iš savęs daugiau pastatyti. Tai dabar, bėgant metams, čia turbūt visiems nutinka, artėja tas visas, žinai, viešas įvaizdis prie to tikro. Tai man kažkaip dabar tai tiesiog, žinai, žmogus, kuris pakomentuoja viešus įvykius, turi savo auditoriją, dirba darbą universitete, rašo dviračio žinių scenarijus, turi savo laidą LRT klasikoje, kuri jam leidžia įdomiam temam pasikalbėti. Šiaip, tiesiog, darau iš esmės tai, kas man patinka pastaruoju metu, bet tuo pačiu metu bandau, kad tai, kas man patinka, sukurtų vertę žmonėm kažkokią. Ir... Viską, kad tu išvardinai, viskas kūrė vertę šiaip iš tikrųjų žmonėm. O darai ką nors, kas tau nepatinka? Nedarau tiesiogiai, bet turbūt būna tokių funkcijų visur, ir darbe, ir kažkur, nežinau, kažkose kitose veiklose, kur tenka, pavyzdžiui, nežinau, Vilniaus universitete dirbant tenka bendrauti su politikais, su visokiais administratoriais. Ir būna situacijų, kur mane žiauriai užknisa ir aš noriu pasiųsti juos, bet aš negaliu to padaryti, nes už mano nugaros universitetas, bendruomenė, ir aš turiu apginti jų interesą. Nes tu esi organizacija. Ir jeigu man kažkas labai nepatinka kaip žmogus, aš negaliu jam pasakyti, prasme, arba dabar, tarkim, keičiasi valdžios, ateina, su buvusia valdžia buvo problemų, su nauja valdžia bus problemų, tai aš negaliu savo asmeninių požiūrių, savo asmeninių problemų iki tam tikros ribos, aišku, kai tai jau nepaliečia kažkokių asmeninių vertybių, bet jeigu aš ginu universiteto interesą, tai aš jį ginu kaip, toks, žinai, universiteto žmogus, o ne Paulius, kuris, nežinau... O kokį santykį turi universitetas, čia ne tiek ne dėl manęs, bet dėl klausytojų, kokį santykį turi universitetas ir ateinančios, išeinančios valdžios, grinai tik tai per politologijos mokslus kažkaip, tai jūs kviečiatės juos, ar jūs bandot
pirmas dalykas įsivaizduok, tai yra švietimo, mokslo ir sporto ministras. Ir švietimo, mokslo ir sporto ministrui Vilniaus universitetas yra didžiausia įstaiga švietimo Lietuvoje. Ta prasme, tai yra beveik 10 000 žmonių, kalbant apie visus darbuotojus. Švietimo, mokslo ir sporto. Taip, mes turim tokį. Čia man primena, žinai, pedagoginiam seniau, kai dar buvo pedagoginis, buvo tokia specialybė fizinis geografija. Jo. Tai labai panašu dabar mes tą suvėlę į vieną esam. Bet tai universitetas tiesiog yra pagrindinis žaidėjas šitame. Tai vien jau tas yra. Mes turim savo balsą turėti, mes turim patys formuoti politiką, mes turim pasakyti, kaip vyksta dalykai, mokėti už save pastovėti. Kitas dalykas, vyriausybė tvirtina labai daug įvairiausių projektų, mokslo, didelių statybos įvairiausios. Saulėtekio miestelis plečiasi, jis ten taps studentų miesteliu tokių jau rimtų. Su mokslo įstaiga. Jis dabar labai rimtas. Jis ir dabar rimtas, bet gali būti dar rimtesnis. Tai visi šitie dalykai verčia tave nuolat palaikyti ryšį. Kitas dalykas, įvairiausias mokslo įtakos, tarkim, kai čia buvo koronavirusas, tai ateina pas mus ir sako, žiūrėkit, mums reikia, kad mokslininkai mus nuolat teiktų naujausią informaciją, padėtų padaryti sprendimus ir panašiai. Tai šitie dalykai visą laiką įvyksta kontaktas. Gal taip atrodo, kad universitetas su politika susijęs tik per mokslus, bet iš tikrųjų tai tų sąlyčių ir įtakų kaip dideliai organizacijai. Jau šiaip Vilniaus universitetas, sakau, net Vilniaus mastu turbūt yra didžiausia organizacija apskritai Lietuvoje. Nežinau, sunku sugalvoti didesnę, tai skyrus institucijas, nežinau, Lietuvos kariuomenė ir panašiai. Tai jis yra svarbus, įtakingas ir jis turi formuoti pats savo politiką. Negali, žinai, sėdėti ir galvoti, ką čia dėdės politikai tau pasakys ir kaip jie ateis pakreipti tavo gyvenimą. Kadangi tu politologijos apžvalgininkas esi, aš dabar pradedu po truputėlį, kaip man suformuluoti klausimą. Aš galiu aprašyti situaciją, kaip aš ją matau. Kiekvienais Seimo rinkimais į Seimą ateina labai daug nemokančių valdyti žmonių. Durnių. Ane? Jo, ir viena iš tų priežasčių, kodėl aš neinu į politiką, dėl to, kad aš nemoku, nes aš neišėjau jokių mokslų, kaip valdyti tokį organizmą kaip valstybė. Kokią teisę aš turiu eiti tenai, gauti algą ir vaidinti, kad aš kažką darau. Tai prieina labai daug durnių ir kas išgelbėja valstybę nuo to, kad tie durniai jos nesugriautų visiškai per savo nekompetenciją. Būtent organizacijų kaip jūsų, kaip universitetas, ties mokslu ir švietimu, kitose dalykuose kitos institucijos, reiškia, išreikšdamos savo, taip viskas vyksta valstybėje. Jo, tai yra toks istorikas, kuris, aš manau, tavo žiūrovams žinomas, Timothy Snyderis, jisai dabar aktyviai pasisako Ukrainos klausimų, tai jo yra knyga apie tą kelią į nelaisvę ir kelias knygas apie demokratiją parašęs. Tai jo, iš esmės teiginys yra, kad demokratijai svarbiausias dalykas, kurį bando visi tie durniai dekonstruoti ir išmontuoti visais įmanomais būdais, yra institucijos. Kodėl? Nes institucijose dirba dažniausiai nerenkami žmonės ir dėl to daug kas pyksta, nes kaip čia, žinai, neišrinko teisėją, pavyzdžiui, kuris mane nuteisė. Tipo liaudis turi patvirtinti. Bet ne, yra dalykų mūsų gyvenime, kurios patvirtina mūsų sugebėjimai, mūsų įdėtas laikas mokslui, įdėtas laikas tobulėjimui. Tai tose institucijose priedo dar jos yra labai specifinės, tai yra profesionalumas, žinojimas, pavyzdžiui, nežinau, ten valstybės saugumo departamentas, ar mes įrinksim vadovą, ar mes tą vadovą paskirsim žinodami jo kompetenciją, žinodami, kad jis ten buvo Afganistane ar panašiai. Protingai galvojant, tai aišku, kad kompetencija turėtų būti viršenybė prieš. Tai taip turėtų būti, bet tuo pačiu metu mes turim sistemą, kuris šiek tiek apgaulinga, tai yra, demokratija reikalauja rinktis. Ir demokratija reikalauja rinktis iš to, ką turim, iš to, kas pasiūloje yra. Ir nebūtinai tie pasirinkimai būna geri. Tai mes gyvenam tokioje, žinai, kai sakoma, kad rinkimai yra demokratijos šventė, tai labai apgaulingas dalykas. Nes šiaip demokratija yra ir rinkimai, ir profesionalų žmonės turintys gebėjimus, kurie užima tam tikras pozicijas ir kurie palaiko tą aparatą tol, kol ten per rinkimus persigrupuoja vėl politinės jėgos. Tai va tos institucijos yra viena svarbiausių valstybės dalių. Ir labai svarbu, kad juose būtent būtų išsilavinę žmonės, kurie supranta, nežinau, kas yra meilė valstybei, kas yra atsakomybė piliečiams, kas yra savo pareiga, orumo savo paties, reputacija ir panašus dalykai. Tai Lietuvoje tų žmonių yra labai nemažai, bet vat, jeigu mes žiūrim pavyzdžius, kas įvyko Vengrijoje, arba kas įvyko Turkijoje, pavyzdžiui, tokia valstybė, arba kas bandyta įgyvendinti Lenkijoje, tai ką jie daro, jie po truputį išrankioja tų institucijų, tos kompetitingus, profesionalius savo darbą atsidavusius vadovus, išmeta juos ir paskiria savus visokius, politinius
politinio paskirimo tos tarnautojais, politrukus tokius. Tai iš esmės pavojus didžiausias demokratijai, ką Snyderis ir bando pasakyti, yra tas, kad mes pradėsim vietoj to balanso, kur yra išrinkti politikai, tarp jų yra protingų, tarp jų yra durinių, pradeda kištis į tą darbą institucijų, kuriuose žmonės turi gebėjimus, turi talentą ir turi supratimą, kaip reikia daryti dalykus. Jeigu tai pradeda darytis, valstybės stuburas tas pradeda birėti po truputį, kol galiausiai valstybė sukrenta visą. Tai Vengrijoje aš manau, kad toks pavyzdys labai akivaizdus buvo. Ten pakeitė televizijų vadovus, pakeitė teismų vadovus, pakeitė kariuomenės, policijos, ta prasme pasistatė visus savus žmonės, kurie yra tie jesmenai vadinami, tik linksi galva, žinai, ir tiek. Tai vat dėl to yra, man atrodo, svarbu kalbėti apie valstybę ne tik kaip apie 141 Seimo narį, bet kaip apie daug žmonių, kurie dirba tai valstybė ir kasdien palaiko tos valstybės. Ta prasme, kraujas yra realybės, kasdien palaiko jos gyvybę. Ar tas kalbėjimas kažką lemia? Juk aš suprantu, kad yra socialiniai burbulai dabar. Kiekvienas mes jų gyvenam, aš irgi apsidairau aplink savo draugų ratą, atrodo, visi normalūs, visi nesąmonių nepadarys per rinkimus, dar kas nors, gauni rezultatus, yra kokie jie yra ir supranti, kad didžioji dalis tos kažkokios nedidelės, bet atsitolusios Lietuvos, kodėl žmonės taip elgiasi? Ta prasme, ir dėl to, kad nieks jiem kalbėjo, juk visiems viską sako. Aš net pats kartais kalbėdamasi su kažkuo, tu jauti, kad jis tavęs net neklauso. Kodėl jie neklauso? Įgimtas durnumas. Čia, žinok, filosofinis klausimas, kurį ir filosofai šiuolaikiniai bando užklausti, nes įgimtas durnumas, tai čia yra, žinai, toks dalykas, kuris yra suvaldomas, pakeičiamas, arba, nežinau, tu gali su juo kažkaip, tu esi nusistatęs jo ribas, bet kai žmogus turi visus faktus prieš nosį, supranta tiesą, žino, pavyzdžiui, kad Ukrainoje vyksta karas, žino, kad Rusija pradėjo tą karą, žino, kad kasdien miršta žmonės, ir jis vis tiek renkasi, nežinau, ten balsuotų žmonės, kurie sako, kad čia, žinai, ne mūsų reikalas. Tai problema yra tame, kad pats tiesos samprata, tiesos vertė arba tai, kas yra faktai, kas yra tikra, kas yra tikrovė, jis dabartiniam pasauliu tampa vis labiau komplikuotas ir vis labiau toks, išblankęs, sakykim taip, tiesos tas konceptas. Tai va čia yra problema, žmonės mano, kad tiesa yra tai, kas jiem patinka, kas jiem tinka, ką jiem pasako tie žmonės, kuriem patinka. Ir mes gyvenam pasaulyje, kur tų galimybių pasisakyti tiem vadinamam duriniam ir pavojingiam duriniam yra labai daug. Ir ką atnešė Facebookas, ką atnešė socialiniai tinklai, tai kad jie išlygino pozicijas. Dabar profesoriaus ten įrašas Facebook'e, jis yra lygiavertis ir net algoritmai pastato taip, kad kokio nors, nežinau, manipuliatyvaus durniaus advokato, tarkim, postas, yra žymiai aukštesnis, žymiai aukščiau matomas. Tai mes gyvenam tokiam pasauliu, kur algoritmai ir šiaip patys žmonės iškelia tai, kas sulaukia daugiau dėmesio, kas sukelia daugiau emocijų, kas pritraukia daugiau žmonių. Tai va čia yra problema, nes ta prasme... Kodėl yra tokie algoritmai? Kodėl jie tokie? Kodėl atsirado socialiniai tinklai, jie kuom paremti? Verslu turbūt, ne? Bet visą laiką laikraščiai ar šiaip kitos medijos veikia tuo, kad reikia pritraukti daugiau skaitytojų. Bet tuo metu, ta prasme, laikraštis, telikas, jisai gali pritraukti tik tai tam ribotam laikė, žinai, jisai rodo, jisai rašo tau. Aš suprantu, truputėlį įsiterpsiu, nes senas žmogus pamiršiu. Bet demokratija turėtų būti paremta ne vien tik tai galimybė reikštis, galimybė rengtis, bet ir tam tikras vertybėmis, kurias tu turėtum ginti ir tau net į galvą turėtų neateiti, kaip nežinau, kaip skandinavai daug metų nerakino durų, nes nieks pas juos nevogdavo, kol nepradėjo važiuoti visi iš visur ir... Čia toks truputį mitas, gerai, čia biški mitas, bet vis atsiranda kažkokios... Buvo pasitikėjimas visuomet didesnis, sakykime. Kažkoks tai... Ir tai gal nėra jokios demokratijos? Tai vat, atvedai mane taip truputį greitesniu keliu link to, ką aš noriu pasakyti. Po laikraščių, po teliko, kurie tave veikia, maždaug nenori išjungti teliką, ne? Atsirado toks dalykas kaip socialiniai tinklai įvairiausių pobūdžio. Ir socialiniuose tinkluose tu dalyvauji, telikė tu nedalyvaudavai, laikraščių nedalyvaudavai. Tu skaitai, perskaitai, patiko, nepatiko, patikėjai, nepatikėjai. Parašyti laišką gali, pasiskūsti, žinai, bet socialinės tinklas tu dalyvauji. Ir kitas dalykas, socialiniai tinklai, ten, kur tu dalyvauji, ten, kur tu susikūrei savo, ten kažkokį įvaizdį savo bendrų žmonių ratą, tu susikūrei komunikacinius tinklus, jie tau ten pradėjo mesti informaciją. Socialiniai tinklai tapo informacijos šaltiniu, iš esmės daugelis žmonių. Jie nebeskaito laikraščių, nebežiūri ten net portalų, iš portalų info jie gauna per socialinius tinklus.
O socialinių tinklų algoritmas veikia patobulintą versiją. Jie suprato, kad kuo didesnis žmonių įsitraukimas yra didesnis pelnas. Ta prasme, kuo daugiau žmonių reaguoja, kuo daugiau žmonių spaudžia, kuo daugiau žmonių komentuoja, tuo mums geriau. Iš esmės, laikraštis Telikas neturėjo tos funkcijos. Jie gal irgi būtų priėję iki tokios išvados, bet jie negalėjo to engagemento vadinamo įsitraukimo sukurti. Tai dabar socialiniai tinklai yra sukūrę tą sistemą ir problema, kad jie tapo tokie dideli, kad tiek ES, tiek ten Amerikoje labai sunku pasikapoti. Ir ta prasme, kai jiems sako, žiūrėkit, neškit atsakomybę. Buvo pandemija, jūs skleidat nesąmonės, karas Ukrainoje, jūs išiminėjat paustus, kurie yra sakant tiesą ir propagandos paustus pakeliat. Ir jie sako, žiūrėkit, mes neturim resursų susitvarkyti ir mes negalim to padaryti. Tai problema, kad mūsų informacinė erdvė, mes gyvenam demokratijoje, mes elgiamės kaip demokratiškos valstybės piliečiai, o mūsų informacinė erdvė yra absoliučiai nedemokratiška, yra anarchiška. Taip sakant, kas nori, praktiškai tas gali bet ką padaryti. Jeigu dabar Lietuvoje atsirastų žmogus, kuris turėtų labai daug sekėjų ir nuspręstų nuolat skleisti tokią dezinformaciją, tai tas jo sekėjų skaičius, ta auditorija lemtų tai, kad Facebookas jo labai ilgą laiką neišimtų ir jis galėtų padaryti tiek daug skriaudos, taip sakant, ir žalos, kad, žinai, praeitų labai daug laiko, kol kažkas, nežinau, teisėsaugos institucijos kreiptųsi, bet, Lietuvoje iš esmės šiuo metu informaciniam lauke dominuoja nedemokratiška informacijos priemonė Facebookas. Gerai, kaip apginti šviesą tokių situacijų, nes tada jau iš tikrųjų ateina mintis į galvą, kad kažkaip reikia grubiau turbūt viską daryti, kad galų gale apraišio tą koloną, apibetonuoti ten ją, pabandyti ją, tas atramas visuomenės, pabandyti jas kažkaip išlaikyti. Ir jeigu neleidžia, nes ten kiekvienas nori savaip tai daryti, o kitas ir nenori, tai galbūt reikia nustumti į šoną ir vis tiek daryti žmonijos vardan kitokius veiksmus. Sudėtingas klausimas, jeigu aš žinočiau gerą atsakymą, aš turbūt pats eičiau į tą politiką ir daryčiau dalykus, bet man atrodo, reikia bent jau pirmas dalykas, kaip ir visose problemose, reikia atvirai kalbėti apie tai. Lietuvoje yra mažai kalbėjimo apie tai, kad mūsų informacinė erdvė pastatyta ant Facebooko ir ant portalų, kuriais mes irgi nelabai pasitikim. Aš nekalbu ten apie LRT, bet tie komerciniai portalai daug yra prisišykę, sakykim taip, daug nesąmonių padarė. Tikrai taip. Tai visų pirma reikia apie tai kalbėti. Antras dalykas galvoti, ar mes turim kažkokias alternatyvas. Trečias dalykas turbūt kalbėti apie apskritai tiesos ir kažkokios principinės vertybinės laikysenos stiprumą. Gerai. Kas turi kalbėti apie tai? Tie žmonės, kurie visuomenėje turi autoritetą, tie žmonės, kurie iki tol yra neapsimelavę, tie žmonės, kurie gyvena taip, kaip kalba, tie žmonės, kurie daro tos dalykus, kurie yra naudingi visuomenė iš tikrųjų ir visuomenė mato, kad jie tai daro nesavanaudiškai. O kas iš jų, iš tokių žmonių, to nedaro? Čia, žinai, man dabar vardint vardais pavardėm. Aš nežinau, gal... Aš turbūt ne visada padarau, ką galėčiau padaryti. Aš nežinau, ar tu visada jautiesi padaręs viską, žinai, ką galėjai padaryti, pamatęs negerovę pasakęs. Ir dar, kad pasitikslinti, reiškia, didžiąją sekėjų ir matytojų auditoriją turi nevertybiniai žmonės. Dažniausiai tai tokie tuštukai apie nieką, ten blakstienos, plaukai, papai, nežinau, automobiliai, kažkokie tai drabužėliai, nežinau, nesąmonės kažkokios, pasijuokti, pasityčioti iš ko nors tokie visokie veikėjai. Kalbėsim apie Instagramą ar panašius tinklus, arba dabar TikToką populiarų jaunimo tarpe. Bet ar įmanoma su jais pakonkuruoti, ar įmanoma įsiterpti į visą tą erdvę? Aš kažkada, kaip pavyzdį pasakysiu, aš kažkada sugalvojau Kapitoną Lietuvą kaip instituciją, kaip PSYOPS operaciją, kad įsiterpti visų pirma į no-liferių pasaulį, į komikoną, į visur tur, kur žmonės tikrai, mano akim žvelgiant, per daug neužsiduoda savęs valstybės santykio, ten savęs pilietiškumo klausimo. Su tikrovės santykio ten į visą kitą. Ir aš pagalvojau, kad tai yra visai geras agentas toksai, kuris kaip ir nemeluoja, jis nevaidina, jis neapsimeta, jis nesako, kad aš esu čia kažkoks, bet iš tikrųjų jis ateina ir sako tiesiai. Kas mes bebūtume, mes vis tiek turim savo pareigas ir turim savo šaknis. Ir aš esu vienas iš jūsų, bet vienas ir iš tos pusės. Reiškia toks žaidimas, viskas žaidimo forma. Bet iš esmės, kaip įsiterpti į šiuolaikinės visuomenės ten
meldimasi TikTokam ir Instagramam, tuštybei visai jų su rimtais dalykais, vertybiniais, kurie galų galia ir išlaiko tą TikTok ir Instagramą, nes be viso to tai pasaulis sugriūtų velniop. Aš paklausiu tavęs pavojingų klausimų atgal. O tu manai, kad buvo laikai, kai tie žmonės, kurie bandė gyventi taip, kaip kalba ir bandė daryti tai, kas yra teisinga, buvo masių vedliai? Ta prasme, net didžiosios istorijos apie didžiuosius teisuolius mūsų pasaulyje, ar tai būtų Jėzus Kristus, ar tai būtų Alachas, ar kas, tai yra apie žmogų, kuris subūrė dalį žmonių, kurie tikėjo, kritinę masę. Ir ta kritinė masė gali pakeisti dalykus krizinėse situacijose, kai tie, kurie yra tuštučiai, tie, kurie sėdės ir sakys, o ką man dabar daryti, ką man dabar žiūrėti, jie nedarys, jie sėdės. Ta prasme, juos, net jeigu kita jėga norėtų juos mobilizuoti, reikės labai daug laiko, labai daug apmokymų. Tie žmonės, kurie pasirengia, tie žmonės, kurie supranta, tie žmonės, kurie atsakingi, jie dažniausiai pasirengia ir veikti kritinėse situacijose. Kai atsitinka kažkas blogo, dažniausiai būtent tie geriausi žmonės, čia Ukrainos pavyzdys irgi, geriausi žmonės pradeda veikti pirmą ir jie pradeda veikti geriausiai, pradeda veikti veiksmingiausiai. Ta dalis, kuri nežinojo, ką daryti ir tiesiog, tinginiavo, ten sėdėjo ant sofos, bet turi gerą vertybių kompasą, jie nueina iš paskos, jie sako, parodykit mums, kaip daryti, mes čia išmėtėm laiką veltui, kaip tas, kuris dalyta iš filmus, tos sovietinės animacijos, kur ten maždaug visą vasarą nedirba, ir po to reikia, kad kažkas ją pamokytų. O tie, kas yra, liferiai, ta prasme, jiem nieks nepadės, jie tiesiog bus, ta paniška masė, kuri tiesiog, bus galima ją turbūt pasinaudoti, bus galima nepasinaudoti, bet faktas toks, kad visais laikais, ir čia su Aleksandru Abišala esu kalbėjęs, tų buvusių premjerų, kuris turi tą organizacijų teoriją, kad organizacijų pokyčiui reikia 30% žmonių, kad pritartų ir kad 5 ar 10% veiktų. Sąjūdis tai parodė, Sąjūdisgi nebuvo visa Lietuva. Ta prasme, mes kalbam, kad tai buvo visas Lietuvos sukilimas, tai buvo daug, tai buvo iki milijono, bet buvo labai daug tų, kurie su Ivanovu ten, ėjo paskui langų daužyti. Ir Sąjūdžiui vadovavo nedidelė žmonių grupė, ta prasme, iš esmės ten tikrą lyderystę rodė, branduolys tik taip pats. Daugelis buvo Sąjūdyje, bet, jie atliko tą palaikomai vaidmenį. Tai man atrodo, kad visose kritinėse situacijose, mes dabar žiūrim, sakom, žiūrėk, kiek daug žmonių, nesupranta. Ar tie žmonės kritinėje situacijoje bus tie, kuriuos tu, pasiimsi už rankos ir eisi su jais kažkur? Ta prasme, tie žmonės, jie yra žmonijos istorijos atsikartojimas, tie žmonės, kuriem nerūpi platesni reikalai, kuriam nerūpi ten kažkokio... Aš eisiu su tais, kurie eis. Pradėkime nuo to, nes bus momentas, kai dabar ir čia reikės daryti darbus, ir eis tie, kurie susirinks į tą vietą ir ten bus, kiek tu teisus. Ir kiek tenai susirinks, Tai ten nebus, TikToko visų šitų herojų dabartinių. Ten bus tie žmonės, kurie, dabar, žiūri, tavo laidą, domisi įvairiais dalykais ir panašiai. Tai tie žmonės, kuriuos mes užsiauginam, kuriam parodom kažkokią savo, vertybės, principus, tie žmonės kritinėje situacijoje ir stoja į tą. Tai sau čia gal taip vėl grįžau į tą pačią situaciją, kad tas bejėgiškumo jausmas karts nuo karto apimantis, ką daryti, kad tiek daug durnių ir neaišku, kas čia bus, kai jų yra tiek daug, tai aš kaip šarva, kaip užsienčiantinau, ten susirinkau full armorą, užsienčiantinau iki +99, vienintelė ta tokia magiška fraze, pradėk nuo savęs, vienintelė. Ir tai mane saugo nuo nusivylimo, dėl to aš netikiu motivaciją. Nes motivacija irgi kurstoma yra, ir slopinama, ir kurstoma, aš tikiu discipliną, tik tai bukai. Bukai disciplinuotai nepatinka, negaliu, aš nebetikiu dar kas nors, ne, tu privalai, tu turi darai. Demokratija kaip turėtų skelbti, kad tu niekam nieko neprivalai, bet tu turi būti, vertybių pagrindžiamas, tu turėtum atlikti veiksmus. O aš pradedu galvoti, kad kartais reikia discipliną, kariuomenės kartais reikia. Ta prasme, reikia sunkiais laikais, reikia stiprių žmonių, kurie tiesiog eitų darytų dėl to, kad taip reikia. Ir netgi šiandien važiuodamas į mūsų pokalbį, aš mąsčiau, kad šviesos ir tamsos kare skiriasi tik tai rezultatas. Reiškia, skirtingus rezultatus nori pasiekti, bet metodai gali būti net tie patys. Aš čia nesutikčiau turbūt, kad metodai gali būti tie patys. Man atrodo, kad jeigu mes tokiais, metafiziniais terminais šviesos tamsos kalbam, tai man atrodo, kad šviesą nuo tamsos ir atskiria kažkokios ribos, kurios mes turime. O kokios tada gali būti ribos? Mūšiai, įsivaizduojam, kaip tas toksai, tas tamsos šviesos paskutinis mūšis danguje.
kirviai pas visus rankose ir visi Jo, kapoja galvas. jo, bet aš tau tada argumentą atgal, o kaip elgėsi, tarkim, ukrainiečiai su rusų belaisviais ir kaip rusai elgėsi su ukrainiečių belaisviais, arba kaip rusai elgėsi su civiliais, ką jie daro su užimtom teritorijom, ką daro ukrainiečiai su Kursku, pavyzdžiui. Tai man atrodo, kad tos ribos yra, žinai, ir kai mes sakom, taip, vyras prieš vyrą, tai, žinai, ir su kirviu, tai čia labai apribota situacija, bet kai mes kalbam apie tas jėgas ir jų įsigalėjimą, tai tamsos jėgos ir yra tamsos jėgos, žinai, nes jeigu jos nesiskiria, tai tada sakytum, jų metodai nesiskiria, tai sakytum, žinai, tai čia vieni paims, kiti paims metodai tie patys. Man atrodo, kad yra esmė, kad šviesos ir tamsos skirtis yra būtent per jų veikimą, per jų metodą, per tai, kaip jie parodo, kad jie galų gale dienos pabaigoje, kad ir turi nužudyti žmogų, bet iš principo gerbia žmogiškumą, gerbia žmogaus idėją kažkokią ir mato ją bent jau savo pusėje kaip tą, kurią reikia ginti. Tu teisus. Aš nepagalvoju apie belaisvių tą failą ir kad čia, taip, aš sutinku, kad su belaisviais, su civiliais ir labai džiaugiuosi, kad ukrainiečiai, manau, kad visko ten tam kare būna, bet tai nėra tendencingai ir tai nėra politika jo, tai yra ribos, jeigu ten kažkas suklysta arba išsprūsta, vėlgi karas daro poveikį psichologijai visų žmonių, ne, ir neapykanta ir aš galbūt nepritariu, kad visada vis tiek reikia išlaikyti, reikia iš priešo, mano akim, priešą reikia stebėti, reikia nenuvertinti, reikia iš jo mokytis, jeigu jis daro kažkokius dalykus, bet kai sako, žinai, gerbti arba ten dar kas nors, tarsi kaip tu gali gerbti tos, kuris skerdžia vaikus, žinai, dar kas nors, tai toks šviesa gal neturi prisimti tokio dalyko, tu turi jį nublokšti į jo pragarą ir eiti toliau. Ne, bet šviesa, man atrodo, irgi labai priklauso, kodėl mes tai vadinam šviesa, man atrodo, nes atskiria priešą ir atskiria aplinkybės, kuriomis vyksta kova, o kuriomis kova turi būti kuriam laikui suspenduojama. Kad ir antro pasaulinio karo pavyzdys, ar ne, kaip elgėsi amerikiečiai su užimtom teritorijom, kaip elgėsi sovietinė Rusija su tom teritorijom. Vilko vaikai, panašus dalykai, čia yra sovietų rezultatas. Taip. Amerika ir jos sąjungininkai, iš esmės bandė kaip įmanoma turėti mažiau, aišku, buvo ten įvairių, žinai, ten bombardavimai, Bremeno, kitų miestų, bet iš principo buvo bandoma, žinai, kad tie žmonės, nebūtų nuskriausti, kurie nėra priešo dalis. Ir man atrodo, kad va čia yra tas šviesos jėgų atskirimas nuo tamsos, kad, žinai, šviesa nuo tamsos geba atsiskirti, tamsa geba tik tai eiti šviesos atžvilgiu ir, žinai, viską naikinti. Tai tada pabandyčiau apibendrinti, tu pasakai, kad teisingai supratau, kad šviesa, jinai net ir kariaudama galvoja apie visus, o tamsa galvoja tik apie save. Jo, nes šviesa, iš esmės, jos tikslas yra apšviesti, ta prasme, jos tikslas yra parodyti, kaip įmanoma daugiau. Kodėl tamsa stipresnė, bent jau atrodo? Čia iš tų, žinai, jeigu kalbėsim fizikiniais terminais, tai tamsa lengviau įplėstis yra, nes ten, kur neužšviečia šviesa, tai ten bus tamsa, žinai, tamsa tiesiog tyvuliuoja. Jai lengva. Iš esmės yra tamsa. Jo, ta prasme, lengva būti, ta prasme, čia iš fiziko, žinai, pamoka tokia, bet bendrai paėmus, tamsa, šiaip, kalbant apie tą individualų lygmenį, apie žmonių lygmenį, man atrodo, kad tamsai lengva skleistis ir net mumise, žinai, lengva skleistis dėl to, kad ji labai daug nurašo. Šviesa ateina būtent su atsakomybėm įvairiom, žinai, su savęs permąstymu, su pažiūrėjimu dienos pabaigoje, ar aš geras žmogus, ar negeras žmogus. Tamsa tau leidžia, žinai, daryk, ką nori. Tu nemėgsti šitą žmogus, nori jam atkeršyti, nori ten ką nors blogo padaryti, daryk, žinai, nori ką nors sunaikink. Visiems nuo to bus geriau, žinai, naikinimas yra mūsų tikslas. Jinai gudri ir klastinga. Ji negudri ir klastinga, kaip tik tingi ir pasyvi, bet tas tingumas ir pasyvumas. Jinai sako tau, nori mylėti, mylėk, aš nesakau, kad viso pasaulio reikia nekęsti. Nori būti geras, būk geras, bet jeigu nori būti blogas, būk blogas. Bet tuo pačiu metu, žinai, ji nieko iš tavęs nepareikalauja ir va čia didysis tas didysis toks vaisius, kurį siūlo saldusis, jinai, kad žinai, sako, taip kaip ir tiem vatnikam, kurie dabar, žinai, guli ir laukia, kol rusas ateis. Taigi jie tiesiog laukia. Ir tamsiam sako, žinai, laukit, sėdėkit, laukit, nieko nedarykit. Šviesos pusė visada turi ruoštis, visada turi galvoti, kaip, žinai, visą laiką, net mes prisėmam atsakomybę, sakom, apšvieskim tas tamsoj, žinai. Tie tamsoj, jie nori nebent tave įtraukti savo pusę, bet jie neužsiema apšvieta kažkokia ir panašiais dalykais. Beje, čia aš norėjau dar vieną dalyką pasakyti, kai sakai, pradėk nuo savęs, tai filosofijoje yra toks
tokia istorija apie tai, kad Platono akademija, ta pirmoji filosofinė mokykla, ant jos buvo tas užrašas pažink save, kad pirmas iš esmės tas filosofinis kredo yra, kad nepažinę savęs, tu negali kitiems, žinai, pizdėlint, kokie jie yra. Tai man atrodo šitas svarbus dalykas, kai mes kalbam apie tos žmonės, kurių mes nesuprantam, kurių nesupratimas, kodėl jie taip daro, mus erzina. Ar tu savo elgesyje jau esi supratęs viską, ką turi suprasti? Ar tu nuo savęs gali pradėti, ta prasme, tą tokį kritinį žingsnį, kad pagalvot, kodėl tai daro? Nes labai daug dėmesio ir žiniasklaida nori, kad mes dėtumėm ir mes patys dedam visokiam, nuoširdžiai nesąmonėm. Ta prasme, aš pats kartais pasižiūriu į savo laiką, pasižiūriu, kiek aš knygų turiu prie lovos, kiek aš ten darbų visokiausių turiu ir pagalvoju, kiek aš ten, nežinau, pražiūriu valandų, kaip kažkoks, nežinau, durnelis kalba kažkoks, žinai, Žemaitaitis kažką kliedi. Ta prasme, aš suprantu, kad jis pavojingas ir aš ten, žinai, parašau komentarą, kur bandau jį dekonstruoti, bet po to aš nustumiu į šoną ir galvoju, gana, žinai, aš nebedėsiu pastangų, aš nebesivarginsiu, kad, nežinau, kažkaip savo emocijom pagrįžčiau dabar, žinai, iškentėčiau maždaug už Lietuvą kažką tai. Ne, žinai. Nes žmogus, negali visą laiką dirbti. Ir jis negali visą laiką kentėti už kitus, žinai, ir stresuoti ir galvoti, kad yra dalykai, kuriuos tu turi daryti konstruktyviai tiesiog. Vat, kaip turi sakyti, kodėl tie žmonės kritinėse situacijose, kurie ima ir daro, yra veiksmingiausi, nes jie ilgą laiką ruošiasi tiesiog imti ir daryti, žinai. Jie ne teoriškai svarsto. Ir čia jau man reikia pripažinti, kad šitoj vietoj, žinai, filosofija stoja. Aš net norėjau rašyti komentarą kažkada Ukrainos karo pradžioj, kad tipo, čia vat, filosofija šitoj vietoj stoja. Ir labai daug yra filosofijos studentų, dėstytojų, šiaip filosofų, kurie išėjo į karą ir žuvę. Mes, kai su Ukrainos universitetais palaikom ryšius, tai ten yra tas filosofijos fakultetas jų, nebeprisimenu universiteto pavadinimo, Mohylos, man atrodo, universitetas. Tai iš jo, ta prasme, studentų skaičius išėjusių ir žuvusių, ir tu supranti, kad ir žmonės, kurie kaip aš dabar turėjo, žinai, privilegiją čia sėdėti, kalbėti, galvot, kas tiesa, kas melas, kaip teisingai elgtis, kaip ne, jie jau buvo priversti šitą pabaigti ir eiti ir daryti dalykus, kuriuos išmoko, neišmoko, bet, daryti darbais tai, ką kalba. Tai vat čia tas esminis momentas, kur reikia mumis sąmoninti, kad kai prasidės kažkas, tai nebebus svarbu, kas ten buvo durnas, kas ten buvo, nežinau, toks, netoks. Bus tie, kas daro, bus tie, kas nedaro. Ir visa tai išsiskirs labai paprastai ir susidėlios į gretas. Kai tu atėjai prieš laidos filmavimą, mes šnekėjomės, kad eidamas atsinešėjai su savim keletą tokių minčių paruoštukų. Ne? Ir manau, kad mes dabar atėjom į tą. Okay. Į tą vietą, kur galim pakalbėti apie tai, apie ką kalbėjom prieš laidai filmuojantis. Jo. Apie tuos visus pasirinkimus, apie situacijas, bet čia jau patsai, kiek nori užvesk ant kelio ir patsai atskleisk savo, reiškia, mintis. Kelis dalykus, gal aš apie tos rinkimus vieną dalyką norėjau pasakyti, kuris man šovė į galvą, tai, kaip šovė į galvą, jis yra pakankamai akivaizdus, bet taip, žinai, susidėlioja kartais tas mintis taip, kad atrodo, dabar man suprantami dalykai. Tai kodėl rinkimus laimėjo tie, kurie beveik nekalbėjo apie gynybą, ar beveik nekalbėjo apie situaciją pasaulyje, beveik nesakė, kurie sakė maždaug, bus gerai, bus išmokos, bus viskas tvarkoja, nusiraminkim, nepanikuokim, neskaldykim Lietuvos. Žmonės per tuos 2 metus yra, reikia dėja pripažinti, konstatuoti, pavargę pakankamai nuo paties jausmo. Jiem nebesinori gauti daugiau info, žinai, apie tai, kaip blogai yra pasaulyje, kaip blogai yra Ukrainai. Ką tie žmonės padarė, jie pasiūlė tai, ką pasiūlo, žinai, tie, kurie, kai laivas skęsta, sako, nepanikuokim, atsisėskim, pakalbėkim, išspręsim, žinai, sugalvosim, padarysim. Nesugalvosim, tai gal kažkaip praeis pro šalį, gal nenuskęstas laivas, bet nepanikuokim. Jie iš esmės pasiūlė tokią terapiją, kur, žinai, nusiraminkim, negalvokim. Ir dideliai daliai žmonių ta terapija suveikia. Klausimas dabar, ar mes esam toj būklei, kur terapija iš tikrųjų reikalinga yra. Ar mes esame jau toj būklei, kur reikalinga, žinai, valytis batus ir ruoštis ginklą. Aš turbūt ir tu manom kitaip, bet yra daug žmonių, kurie pasirinko tą saldesnį vaisių, pasirinko terapiją, pasirinko sakymą, žiūrėk, viskas nėra taip blogai, kaip sakė, ne. Aš nežinau, tu esi buvęs prie mirties kada nors, tiek, kad turėtum laiko pagalvoti.
taip gerai esu buvęs, bet aš neturiu tų vizijų, kur ten tuneliai. Aš labiau apie tai, kad aš esu skendęs. Aš gyvenau Ignalinoje tokioj troboj ir eidavau maudytis vienas ežerą ir vieną dieną nuplaukiau, toliau pradėjau traukti kojas ir supranti, kad skęsti. Ir pirma mintis, kuri visą laiką šauna žmogui į galvą, yra čia ne man. Negali būti, kad man. Tipo, negali būti, kad dabar aš taip mirsiu, žinai. Kas nors kitas taip, bet kad aš taip mirsiu, aš dabar čia, žinai, negali būti. Tai man atrodo, kad daugelį žmonių, kurie dabar gyvena, balsuoja praėjus jau 2,5 metų nuo karo pradžios, yra tas toks, bet ne mum, žinai, bet ne man, bet nebūtinai mum, nereikia, negalvokim, tipo, negali būti, kad mum nutiks. Ir tas negali būti, kad mumis verčia juos eiti tą pusę. Ir kur problema yra, kad čia nesusijęs su nei viena valdžia, bet mes esam tikrai nepasiruošę pačiam tam kritiniam momentui. Mes esam karinė prasme, žinai, susidėlioję dalykus, mes esam turbūt susidėlioję šiek tiek taktiniam įvairiom, strateginiam prasmėm, bet pati visuomenė ir daug žmonių, kurie turės tą kritinę akimirką atlikti savo pareigą, aš nesu tikras, kad jie nėra tam, čia ne man dabar vyksta. Aš nežinau ne vieno fakto pasaulio istorijoje, kada visuomenė buvo pasiruošus. Nes kiek matau, visą laiką jinai užliuoja save tą, nebus, neatsitiks, geria ramiai kavą kavinukį, o ryte prasideda karas. Iš dalies taip, bet iš dalies yra toks dalykas kaip tiesiog sistemos sujungimas. Tai prasme, kad tam tikroje situacijoje, tai kaip mes sakėm, tam tikri žmonės žinotų, ką daryti. Aš turėjau pokalbį su vienu gydytoju, kuris toks Lietuvoje top 3 medikas, čia labai žinoma pavardė, bet neatskleisiu, kuris man tiesiai pasakė, kad sako, žiūrint į medicinos bendruomenę, jeigu dabar būtų, ten, žinai, prasidėtų kažkas, vyktų masinė evakuacija ten iš Vilniaus, būtų ten pirmosios aukos ar kažkas, ta medicinos visa sistema, jinai nežinotų, kaip įsijungti. Būtų tokia pati panika, būtų absoliučiai, ta prasme, vienur eitų tie, kas žino, ką daryti krašto apsaugos požiūrį, kitur eitų ten medicina, kitur eitų visos kitos tarnybos. Ta prasme, aš nenoriu pasakyti, kad valstybė nesiruošia ir kad nėra planų, bet iš principo mes nesam priėmę to karo fakto kaip tokio labai realaus, kaip tokio, kur, žinai, kaip nežinau, kaip gyvena Izraelis, kaip gyvena Suomija, kaip gyvena kai kurios valstybės, kurios, maždaug priima karo galimybę kaip labai realią, kaip tokia, kaip, žinai, kaip yra žmonių, kurie maždaug galvoja, man gali koja sulūžti ir, žinai, turi nusimatęs planą, ką jis darys, jeigu jam ta koja sulūž. Mes vis dar galvojam, kad tai yra potenciali grėsmė, kažkoks košmaras, kuris gali nutikti, žinai, bet negyvenam tam lygyje, kur būtų visi žinantis, ką reikia daryti ir kaip reikia elgtis. Tai mane tai nuoširdžiai gąsdina, mes, žinai, tiek universitete apie tai kalbam daug apie tai, kad, žinai, reikia mokymų, panašių dalykų, bet visą laiką... Bet kokių mokymų reikia? Vat dabar paimkim, aš užsiemu karybą jau ilgą laiką ir aš, reiškia, priėmęs aš sprendimą, kad aš ginsiu tėvynę ginklų rankoj ir man kaip ir aišku, kas bus su manim, bet dabar universitetinė bendruomenė, mažą modeliuką paimkime, ne? Kokių mokymų jums reikia? Iš esmės, mokymai, kurie padėtų žinot, ką daryti civiliam. Bet ta prasme, ką daryti? Jungtis prie ginkluoto pasipriešinimo. Vienas variantas tie, kas tai gali padaryti. Yra, žinai, žmonių, kurie gali kitais būdais. Ta prasme, yra žmonių, kurie išmano tam tikras sistemas, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie, žinai, gali dirbti komunikaciją, yra žmonių, kurie gali dirbti, žinai, dar kažkur. Ta prasme, yra didelis resursas. Jo, aš suprantu. Žmonių manančių, kad jie gali. Yra kur kas daugiau negu tų, kurie gali. Bet galbūt, reiškia, pasakymas, kad aš norėčiau dirbti komunikacijoje, tai yra bėgimas nuo to, kad atsistot šalia su ginklu rankoje. Jo. Ne, tai iš dalies taip, bet iš dalies aš kalbu, ta prasme, bet yra žmonės, kurie iš tikrųjų gali, žinai, kurie geriausi komunikatoriai. Yra, galų galia čia taip gal žiauriau net nuskambės, netgi po antro pasaulinio karo mūsų laisvės kovotojam, partizanam, reiškia, už visus irgi buvo kas nuėjo dirbti grinai komunikaciją, pavadinkim taip, kažkur tai už sienos, o kai kurie jų, būdami už sienos, pakomunikavę, sėdo į lėktuvą ir nusileido su parašiutu girioje. Tai suprantama, bet, žinai, Ukrainos atvejs rodo, kad tas visas grandis turi veikti pakankamai gerai. Ir tai, kad Ukrainos, pavyzdžiui, Ukrainos toks stiprumas komunikaciniam kare pradžioj, pirmą pusmetį buvo akivaizdus, ta prasme, visi stojo į liniją su Ukraina. Tai buvo labai svarbu. Tai, žinai, jeigu tu mes paklaustum, kur aš norėčiau matyti
ten kokį Nerijų Maliukevičių, ar aš norėčiau matyti apkasuos, ar aš norėčiau jį matyti, žinai, štabe. Tai aš norėčiau jį matyti štabe, žinai, nes tai yra protas. Taip, taip. Tai va, tai aš ir apie tokius žmonės kalbu, žinai, bet dabar klausimas, ar mes turim sistemą, ar mes turim kažkokį, žinai, būdą tos žmonės įjungti jau dabar į kažkokį bendrą tą sprendimų priėmimą, bendrą žinojimą, ką daryti tokiais atvejais. Bet žmonės nenori jungtis dažnu atveju į bendrą sprendimų priėmimą. Jie, kaip mes prieš tai ir kalbėjom, yra tokie, kur tyvuliuoja jie kažkaip ant sofos, gal jų tie vertybiniai dalykai ir teisingi yra. Tai ką jiem, ko jūs mokyt, ko reikia? Tai gerai, suorganizuosim mokslo universitetui. Ne, nu gerai, bet žinai, bet man atrodo, kad dabartinė ta situacija rengimo, kai iš esmės visas rengimas yra ta brošiūrėlės, kur maždaug ten, žinai, turėkite radiją, turėkite, žinai, dar kažką sriubos tos išpilamos, turėkite cibelinų šepetuką. Nu, tai yra bullshitas, ta prasme, svarbu, kad žmonės tą turėtų, bet čia ne apie gynimą. Čia yra apskritai baziniai dalykai. Ta prasme, čia yra baziniai išgyvenimo dalykai, jau kažkas nutiktų kritiniu momentu, čia jeigu, žinai, meteoritas skristų Lietuvą tą patį pasakytų. Astravas. Tai va, tai aš apie tai kalbu, kad mes kalbam ne apie, žinai, kažkokį. Man atrodo, kad mes dažnai ruošiamės kažkam tokiam, žinai, hipotetiniam atskirs atėjimai, gal. Tai kokius dalykus turėtų žmonės gauti, kokius mokymus? Kaip apkasus valyti, kaip apkasus kast, kaip blindažus pasidaryti? Nu, ta prasme, tu čia, žinai, šiek tiek utriruoji, bet tam tikrą prasme, jo, nu. Bet šiaip gerai būtų mokėti tokius dalykus. Aš gyvenu, žinai, naujamiesty. Jeigu dabar prasideda kariniai veiksmai, ir aš noriu kažkuo prisidėti, arba aš nesu tas, kuris evakuojasi. Bet aš nesu praėjęs mokymų, žinai. Kaip aš visgi galiu, žinai, kur man pristatyti, kur yra, ar man tiesiog sėdėti namuose ir laukti, kol, žinai, man kas nors paskambins. Nu ne, turbūt būtų gerai, kad žinočiau, naujamiesty yra, žinai, tokia ir tokia, nežinau, ten, žinai, kuopa žmonių, kurie... Komendantūra kažkokia tai karo turėtų atsirasti, dar kažkas. Kuris, žinai, tam civiliam su tam tikru, žinai, duotų tam tikrą žinojimą, kad žiūrėkit, mes esam, jeigu ką, tu skambini mums, žinai, mes tave įjungiam į kažkokį veiksmą. Tai man atrodo, šitie dalykai tiesiog reikalingi vien todėl, kad dabar iš esmės jungiasi žmonės, kurie arba kaip tu yra labai atsidavę šitam reikalui, žinai, ir gyvena šituo, arba tie žmonės, kurie turi kažkokį karinį parengimą, jaučia tam, žinai, simpatiją pačiam dalykui, nežinau, ten šratasvydžiais užsiminėja panašiais dalykais, medžiotojai ir panašus. Bet tie žmonės, kurie, nu, žinai, o tokių yra dauguma, kurie yra tiesiog, tokie, žinai, norėčiau, bet neturiu laiko, nežinau ir panašiai. Jiem yra du variantai. Arba dabar, žinai, padaryti teisingą sprendimą ir ten jungtis šaulius, jungtis ten kažkur, žinai, eiti šitas bendruosius karinius mokymus, jeigu jaunesnis esi. Arba, nu, tu tiesiog sėdi, žinai, ir galvoji, nu, kai ateisi akimirką, nu, aš kažkas vis tiek, žinai, arba ten nusipirkti pistoletą ir lauk, žinai, kaip daro kai kurie. Bet man atrodo, kad, sakau, tas didesnis sisteminis žinojimas, tai kad mes kaip valstybė, nu, kažkaip, žinai, ne tik padarytumėm tą minimumą, ką galima, bet pabandytumėm padaryti tą tokį pozityvų, konkretų, konstruktyvų planą ir gyvent taip, lyg ta karo galimybė būtų, nu, ne ateivių atskridimas. Bet tam reikia, kad atsirastų politikos tęstinumas. Taip. O ne dar skytųsi kas 2 metai ministrai ir kas 4 metai sistema. Nu, arba kad skirtingai nežiūrėtų į faktus. Tai yra, kad vieni sako, kad yra reali grėsmė, kiti sako, nepanikuokime. Tai žinai, tai kai tau politikai siunčia tas 2 žinutės ir aš grįžtu prie to paties. Daugelis žmonių už prieš tos rinkimus nusipirko žinutę, nepanikuokime. Viskas bus gerai. Galbūt ten, žinai, Gabrielius Landsbergis sukėlė karą Ukrainai, galbūt ten, žinai. Tai jie ir yra ta dalis, kur irgi prieš tai, kur patarlė, kad tie, kas neišmoksta istorijos, privesti ją kartoti. Ir jie ir kartos tą istoriją, nes kaip rodo istorija, mes vis tiek nesugebam išvengti. Ir būtent ta hedonistų savęs nusiraminusių žmonių visuomenė priveda iki to, kad tamsa ateina ir užgriūna. Aš nekaltinčiau jų turbūt, nes visą laiką, žinai, tai būna, bet... Bet kodėl mes neturim sakyti silpniem žmonėm, kad jie yra silpni? Ne, mes turim jam priminti jų atsakomybę. Ir man atrodo, čia svarbus dalykas, kad tiem žmonėm gyvenime labai daug kartų nepriminė jų atsakomybės. Arba jam leidavo įsisukti. Valdžia, ar, žinai, kažkas, šeima, bažnyčia. Reikia kažkokių tai tokių... Gerai, paim sportas, ne? Sporto klubai, žinai. Ja. Visi bando nulaižyti tą savo klientą, jam pataikauja, kad tu tik tai sportuok, čia tu tau ten, pradžioj viskas melų sikspekas per 2 savaitės, o paskui ten čia tau biški sunku, tai tu taip nedaryk, čia dar yra. Ir tu, reiškia, tu ir
neprogresuoji realiai, tau sako, koks tu šaunuolis, kaip tu fainai, kad tu vienintelis tavo pliusas, kad tu ateini į treniruotės, jau tu čia esi didvyris, milžinės kas nors, bet kaip sportininkas tu neprogresuoji, tu nulaižomas tam, kad mokėtum pinigus ir išlaikytum visą tą klubą. O gal reikia sakyti, žiūrėk, tu esi storas ir silpnas. Ir toks ir liksi storas ir silpnas, tol, kol nepakelsi savo šiknos ir nepradėsi sportuoti grubiai. Ta prasme, eisi kiekvieną dieną ne dėl to, kad čia kaip faina čia tau rožinės kojinytės duoda ir ten kepurėlė rožinė, dėl to, kad vieną dieną tau reikės galbūt padaryti savo artimiesiams, savo šeimam, dar kam nors, ir tu storas ir silpnas nieko nesugebėsi padaryti. Aš dabar rekomenduoju visiems sporto klubam per mikrofonus salėje leisti šitą tavo monologą. Tu, storas ir silpnas, sportuok. Ne, tai aš suprantu, kai kam tai veikia, aš gal, žinai, aš vėl, ta prasme, atsiprašau, bet priverstas rinktis vidurį. Man atrodo, kad tiesiog yra labai daug atsakomybių, kurios yra numetamos ir šiuolaikinėje visuomenėje. Tikrai, ta prasme, tų atsakomybių liko labai mažai. Ir tų atsakomybių mažėja, žinai, kodėl, nes lieka mažai būtent bendrumo. Ta prasme, to individualizuotai visuomenėje, tu, žinai, atsakingas prieš save maždaug, bet prieš save tu gali, žinai, aš ten suvalgysiu ten tą tortą. Bendrumo jausmą visuomenėje duoda tik tai kažkokios problemos. Tai būtent, tai žinai, bet čia yra dalykas, kad anksčiau būdavo, tarkim, tuo pačiu tarpukariu ar apskritai, ten, žinai, ankstesniais amžiais būdavo kažkokie klubai, būdavo kažkokios bendruomenės, tu turėdavai, žinai, arba tu tave įpareigoja karinė tarnyba, dar kažkas, tu jautiesi nebe vienas, tai jautiesi atsakingas, nes mano tokia įžvalga, kurią aš susikūriau darbe, matydamas, ypač kai jauni žmonės jau ateina, jau aš, žinai, vyresnis, jau jie jauni, kad, jie neturi tos atsakomybės ir ta atsakomybė gimsta ir ją geriausiai išvysta tada, kai jie pradeda jausti atsakomybę ne už save, o už kitą, kažkokį, kuris jiems rūpi. Arba tiesiog nenori blogai atrodyti prieš kitą, žinai. Tai tas komandiškumas, tokia bendruomenystės dvasia, jį žymiai pakeistų, man atrodo, situaciją. O to galima išmokyti? Čia neišmokamas dalykas, čia yra praktikos, man atrodo. Žmonės turi daryti šitos dalykus. Ta prasme, kaip išmokyti? Jo, nes viena didžiausių problemų, mano akim žvelgiant irgi, ir tas, aš kitaip vadinu, aš kaip ne filosofas, tai paprastai negalvojimas apie kitus. Vat, turiu tokį pavyzdį, čia paskutiniu metu pasipiktinau, paprastas dalykas, važiuoji, 100 metrų yra žiedas, bet ant kelyje yra posūkis į kairę. Yra intensyvus eismas. Kažkas sustoja ir laukia 10 minučių, kol jį praleis pasukti kairę, vietoj to, kad per pusę minutės apvažiuotų žiedų ir atvažiuotų iš anos pusės ir pasisuktų į dešinę be jokios kliūties. Kodėl? Toks, žinai, noris per žandą duoti, žinai, išlipus. Supranti, kad ne ta vieta, ne tas viskas. Tu lėtas ir silpnus. Tu tiesiog durnas, nes negalvoji apie visus kitus, žinai. Ne, tai iš dalies taip, man atrodo, žinai, kas padėtų. Tai yra įvairiausių būdų, kurie būdavo anksčiau, bent jau dabar. Didelė problema tai, kad ir sovietinis laikotarpis labai individualizavo. Tai, žinai, daugiabučiai, tos visos, ta prasme, tokios erdvės, kuriuose visur po vieną, visur nėra tos bendros atsakomybės. Jeigu būtų taip, kad, pavyzdžiui, jūsų namas susitvarko, žinai, savo ten kažkokį 100 perimetrą ir jūs gaunat ten, žinai, paramą tą padaryti kažką su to namu, ką patys nusprendėt. Ta prasme, reikia tiesiog pradėti žiūrėti į kai kurios dalykus kaip į bendruomenės spręstamus. Kai visur yra arba valstybė, arba individas. Kai yra tik šitos dvi dalis, o praktiškai pas mus viskas formuluojama taip, žinai. Arba valstybė tau draudžia rūkyti, arba tu pats turi, žinai, nuspręs, kad tu mesi rūkyti. Nėra kažkokio vidurio kelio. Bet kaip dar gali būti? O koks gali būti vidurys tarp? Ne, tai vidurys, žinai, yra čia apie rūkymą kalbant, tai tarkim žmonės, kurie, žinai, nori mesti rūkyti, būrėsi bendruomenę ir panašiai. Tarkim. Bet tie dalykai padeda, žinai, tarkim, jeigu kalbam apie priklausomybės ir panašius dalykus. Tai man atrodo, kad tas bendruomeniškumas, kai jis yra tik tokiose kritinėse situacijose, kaip tu sakai, kai kažkas nebegali negert, tada anoniminiai alkoholikai, žinai, būrėsi. Bet čia yra žmonių įprotis bėdą dalintis, o džiaugsmų norėt pasimti savo. Tai reikia tą įprotį, žinai, galvoti. Galima taip kažkaip, tai jūs kaip protingesnėji, mąstantys, reiškia, matantys. Homo sapiens. Jo, jūs homo sapiens galit pasakyti, ką daryti su tokiais kaip mes. Tai tas darimas yra labai paprastas, labai yra praktikos. Ta prasme, aš sakau, mums trūksta labai praktikų, aš pats pastebiu savo gyvenime. Mes gyvenam labai teoriniuose, tokiuose virtualiuose gyvenimuose. Ir reiktų permąstyti kiekvienam, ką tu realiai darai. Ta prasme, per savaitę, ką tu realiai padarai. Aš nekalbu apie tai, kad nėra darbas ten, žinai, sėdėti, rašyti raštus ar ten kažką tai, žinai, programuoti ar panašius dalykus daryti.
Bet kai tu pamastai, ką tu realiai, žinai, va taip nuveikiai, ką tu galėtum nuveikti, kaip tu pakeitei, žinai, savo kažkokią aplinką, kaip tu matydamas kažkokį dalyką, kuris vyksta ne taip, ar pasakėjai apie tai, ar nepasakėjai, žinai, ar tu, nežinau, susiradai kokį nors naują vieną pažįstamą, kuris turi kažkokių bendrų interesų, su kuriuo gyvai pabendrauji. Tai šitie dalykai, tokios praktikos, kur, žinai, žmonės tiesiog pradėtų šiek tiek išeiti iš to užburto rato. Bet jie neužsiduos savo šito klausimu. Yra dabartinė visuomenė yra silpni ir pasiduodantis ties menkiausių iššūkių. Didžioji dauguma. Bet aš manau, kad jie gali užsiduoti. Žinai, kodėl? Nes visuomenė šita, aš matau, kaip jį pradeda suprasti ir kai aš rašau tekstus, aš matau, kiek daug populiarumo sulaukia, kai tu parašai, kad visi nuvargę, perdegė, jaučiasi silpni, jaučiasi kažkokie nežinantis, kas vyksta. Tas bendras jausmas jis yra susiakumuliavęs, žinai, susirinkęs. Tiesos sakymas apie prastą situaciją, jo, jis supranta ir yra palaikomas. Kitas žingsnis yra, o kaip aš galiu pakeisti savo gyvenimą. Ir tada tas klausimas, žinai, ir kad tu, turi kažkaip išeiti iš to rato, arba tu nenori, kad tavo vaikai augtų tokiai pačioje aplinkoje, žinai, tu nenori, kad tavo vaikai gyventų tokiam, nežinau, rate, kuris yra maždaug 20 metų mokslai baigėsi, darbas, paskola, kažkoks, žinai, sėdėjimas savo burbulę, socialinių tinklų gyvenimas, realiai nieko neveiki, ten vieną kartą išvažiuoji atostogų, ten, žinai, kažkur nuvarai porą koncertų ir tu jau laimingas žmogus, o ką tu nuveiki savo bendruomenį, kaip tai prisimins tavo, žinai, žmonės artimi, koks tu būsi tą kritinę akimirką, pavyzdžiui, ar apie tai pagalvojimas. Nes man atrodo, kad tas pagalvojimas yra realus. Dieną X, kas nutiktų, ta prasme, ir ką tu darytum, žmonėm yra nemalonus, jie dažnai nustumia, bet tik jeigu jie pagalvoja rimtai, aš manau, kad jie gali išsikelt, bent ne visi jie, bet dalis jų gali išsikelt nepatogų klausimą ir kažką padaryti. Aš važinėjau po įvairias kompanijas šnekėtis apie, apie dalykus ir tuo pačiu ir apie dalykus, kas jeigu, ne? Tai yra paprasta. www.72.lt ten tie patys mūsų tokie reikalingi, bet truputėlį ironiškai reiškia pabrėžti kuprinukai su kažkuom tai. Prieš savaitę laiko. Buvo didžiulė įmonė. Šnekėjomės mes apie, šiaip apie bendražmogiškus dalykus. Ir kažkaip užsikabino kalba apie tai, kad aš paklausiu, jūs ta prasme suvokėt, vyksta karas, jo mes remiam, mes ten pervedinėjom, mūsų įmonė tą daro visą kitą. Vyksta pas mus irgi toksai pasirengimas ir mes privalom būti stiprus, kad mūsų nepultų. Tokie, jo viską mes žinom. Sąžininkai, kiek jūsų yra namuose turi tą patį kuprinuką pasidėję? 4 rankos saliai. Tai prasme, aš taip žiūriu, aš būčiau turėjęs kėdę, būčiau galbūt atsisėdęs. Man jie prigeso liepsna akise, žinai, tą akimirką ir tuo momentu. Bet tai jų atsakymas buvo, mes darom viską, kad nereiktų nieko daryti. Ta prasme, jie to pasakė. Ta prasme, nes jie sako, mes pervedam pinigus, mes čia, jeigu ką pasiruošę, viską žinom, bet realiai nieko nedarom, žinai, nesėmėm dalykų. Tai jo, yra šitas, bet, atsakau, dėl to reikia keisti visuomenės mąstymą ir problema ta, kad mes Kaip tą daryti? Gera metodika tam yra, arba pasakyk man, reiškia, kaip aš galėčiau tą daryti. Geriau negu taip, kaip dabar darau. Reiškia, į kur turėčiau kreipti dėmesio, galbūt iš to pasakymo tavo man, kitas pasims irgi. Ką mes turim daryti, kad sklistų ta žinia, kad vyktų kažkoks tai, atsirakintų. Na, žinai, aš vėlgi, nėra to auksinio modelio, bet aš galiu pasakyti, ko man trūksta. Tai man trūksta kalbėjimo apie realumą situacijos, kalbėjimo apie tam tikras vertybės tos situacijos. Bet aš pradėsiu sakyti apie realumą dar kas nors ir žmonės žinai, vėl čia bus, vėl čia reikia mums kažką daryti. Ne, tai tu nieko, aš nežinau, tu turbūt iš muzikos praktikos žinai, kad jeigu auditorija ateina iš anksto nusiteikus, kad čia šūdas, tai žiauriai sunku ją kažkaip, žinai, išjudinti, pakeisti jos mąstymą. Tai aš manau, kad labai sunku tai padaryti, bet jeigu kalbėsi teisybę, jeigu kalbėsi iš vertybinės pozicijos ir nebijosi pasakyti nepatogius dalykus, kažkiek žmonių tu pralauši. O tada suveiks tas, kai mūsų visuomenėje bus bent 30% žmonių, kurie suvokia realumą, tada aš manau bus poreikis ir kitokiem politiniam sprendimam ir kitokiam organizacijų veikimui ir panašiam dalykam. Dabar aš bijau, kad mūsų visuomenė yra 5%, kurie supranta ir daro, ir kokie 10%, kurie supranta, bet dar nepakankamai daro, arba nelabai nori, arba tingi, arba neturi laiko. Tai čia aš prie tų. O likę yra, tokie, žinai, skęstantis, kur čia ne man, čia tikriausiai. Tai gal tie, kurie supranta ir daro, tie 5% turėtų kažkaip, nežinau, suvienyti jėgas
nežinau, Čia būtų labai gerai. bent jau išsirašyti kažkokį tai savo bendrą kelią, kaip jie tai daro, kam jie tai daro. Man atrodo, kad apskritai reikėtų to tokio, dienos X manifesto, kur žmonės tiesiog patys savo pasižadėtų ir kitiem pasižadėtų, kad, aš būsiu, aš darysiu. Man atrodo, kad šitas dalykas kažkiek, čia kai kalbėjom apie tai, kad, atsakomybę ugdo bendruomeniškumas. Tai kai tu pasijustum didesnės bendruomenės dalim, nes man atrodo, kad daug tų žmonių ėda tai, kurie daro, ėda tai, kad jie jaučiasi kartais vieniši arba jaučiasi, kad kartais jie yra mažumoj, toje aktyvioje mažumoj. Jeigu tu, susivienytum, pasirašytum ir atsirastų daug žmonių, kurie tiesiog sakytų, aš kai sakau pasirašytum, tai, nebūtinai fiziškai, tiesiog šiaip, tu tiesiog pasakytum, bičiuli, aš būsiu, tą dieną su tavim, Ir tai turi būti paremta ne kažką, tai neturi atsirasti politinė partija kažkokia su savo interesais. Apsaugok viešpatį. Apsaugok viešpatį. Bet kaip tai padaryti, kad tas susivienimas, jisai nebūtų žmonių traktuojamas, čia dar vieni, kurie ten, bandys po to į Seimą. Dabar jie čia idėjiniai, o po 4 metų jie išsikels vėliavą ir norės. Gerai pastaba, labai sunkus klausimas, žmonės linkia politizuoti viską. Ta prasme, net jeigu susirinks labai įvairių partijų žmonės, vis tiek visi sakys, atsiras koks nors Vaitkus, kuris sakys, čia konservatoriai susirinko. Tai, nereikia to bijoti turbūt. Nereikia bijoti, nes tas pareiškimas yra tam tikra prasme ir politinis. Ta prasme, politinis, kad valstybė tai yra politinis objektas. Tai nėra, kažkas, kas čia, tvyro ore. Valstybė reiškia organizacija. Tie žmonės, kurie eina ginti valstybės, reiškia organizacijos viduje, saviorganizacija. Tai tie žmonės, jeigu jie duotų kažkokį įsipareigojimą aiškesnį, nes dabar yra, žmonės, kurie profesionalioje tarnyboje duoda įsipareigojimą, žmonės, kurie kažkur vidaus reikalų institucijose duoda įsipareigojimus. Bet kad žmonės, kurie tiesiog... O konstitucija tai neįsipareigojimas? Taip, konstitucija įsipareigojimas, bet problema, kad mes ją, kai gimstam, tai negaunam į rankas, mes kažkaip jos daugelis net neperskaito. Kai kurie sulaužo ir dar kartą eina, tai konstitucijai reikėtų irgi tokio atnaujinimo. Ir konstitucija geras dalykas, bet o kas prisiekė jos? Tu esi prisiekęs ant konstitucijos? Ne, aš dabar netgi prisiminiau, tau bekalbant prisiminiau momentą, aš esu buvęs teisme kaip liudytojas ir kur uždedi ranką ant Biblijos, bet ne ant konstitucijos, man atrodo. Aš Lietuvoje ant konstitucijos turėjau. Ant konstitucijos? Amerikan Biblijos. O kodėl aš tada paskutinį sakinį, kurį sakau, kur parašyta galima nesakyti, yra, te padeda man Dievas. Nes jis tiesiog yra įtrauktas. Tai konstitucija. Nes jeigu tu esi tikintis, ta prasme tau leidžia šitą įdėti. Tai gal jeigu aš tikintis galėtų man ir, reiškia, Bibliją padėti. Anyway. Tai sugrįžkim prie ir vis tiek, visas tas malas reikalas ir dumblas toks darosi. Nežinau, ir ką daryti. Tu man kelintą kartą klausai, jeigu žinočiau atsakymą. Man atrodo, tiesiog reikia atsibūsti, nes tam tikrą prasme aš matau užsnūdimą. Tai pirmas dalykas, dabar reiktų atsibūsti ir problema, kad politinė prasme tai mus turbūt labiau į miegą. Užklos pagalvėlę ant galvos, duos tą šiltą pūslę vandens pasidėt ir sakys, ramiai būkit, nepanikuokim, nekelkim daugiau panikos, neskalikim visuomenės. Tai reikia kalbėti labai drąsiai, labai aiškiai. Bus keli dalykai, kurie turbūt sujudins visą šitą, nes kai, tas, kas daro Sakartvele, turbūt šiek tiek tuos, kas domisi, judina Amerikos prezidento rinkimai. O Sakartvelas turi dar šansų, tavo akim žvelgiant? Nes dažniausiai, nesvarbu, kad jie buvo suklastoti tie rinkimai, nesvarbu, kad buvo prismaukti, bet jie pasaulio akise yra tokie, visas pasaulis žiūri, taip pritarėm, bet čia ne mūsų reikalas, reiškia gilų susirūpinimą ir palieka tos Kartvelo, reiškia žmonės, kurie kovoja už laisvę vienus, o valdžia institucijos, OMONas, ten jų vietinis yra, jėgos struktūros yra toj pusėje, kaip Baltarusija. Ne, tai aš tau tiesiai ir pasakysiu, aš nematau jokių perspektyvų Sakartvelui, ta prasme, kad vienintelė perspektyva yra tokia brutali revoliucija, kurią malšint pradėtų jie ir tada kažkas įsikištų. Tai yra du variantai, nes daug kas sako Baltarusija, Ukraina, maždaug yra šnekama ir Sakartvelui gresia Baltarusijos variantas, kad žmonės gal neina protestuoti, nes ten juos šaudė, bet man atrodo, kad čia jau su visa pagarba ta akimirka, kad jau reikia eiti protestuoti, turint opciją galvoja, kad į tave gali ir šaudyti. Ta prasme, ukrainiečiai ėjo į Maidaną, žinodami, kad ten Berkutas yra ir kad tas Berkutas gali bet kada jiem, taip sakant, smogti, kai jie mažiausiai to tikėsis. Tai
Jo, Sakartvele aš tiesiog nematau. Pirmas dalykas, nelabai tai rūpi vakaram, nelabai tai rūpi ir mum, būkim sąžininkai, ne mum čia sėdintėm, bet prezidentas sėdi Lietuvoje, dabar net Tbilisi. Lenkijos prezidentas sėdi Varšuvoje, net Tbilisi. Nelabai tai rūpi didelį daliai visuomenės Sakartvelo. Ir čia yra problema, žinai. Klausimas, kiek tos kritinės masės, pavyzdžiui, Baltarusijos buvo per mažai ir jį buvo, nebuvo pasiruošusiai to paskutinio žingsnio. Ta diena, kai Lukašenka su Kalašnikovu skraidė su sraigtasparniu, jie sustojo prie tvoros, iš esmės. O čia buvo tas momentas, kai mano akise baigėsi ta revoliucija. Nes jeigu tu ateini iki pono tvoros ir sakai, dabar ponas gali šaudyti, tai mes kirstame, žinai, tai viskas. Ta prasme, sorry, taip dalykai nevyksta. Sakartvele kol kas aš matau panašų nusteikimą, mes protestuosim, bet, žinai, ne šeštadienį, mes pirmadienį protestuosim, kai čia, žinai, kai bus kažkas, žodžiu, aš nematau tas politinės valios ir manau, kad Sakartvelas, Armėnija yra tos valstybės, kurios, nueina taip į Rusijos interesų zoną. Ir grįžtant prie tos temos, kad Amerikoje rinkimai gali duoti irgi žmonės, kurie sakys, kas tas Sakartvelas, kas Armėnija, bet jie sakys dar daugiau. Pasikalbam kas apie... ta Lietuva. Gerai, pasikalbam apie toks paskutinį paimkim bloką, reiškia Izraelio situacija, Amerikos rinkimai. Ir ten bendri reikalai ir kaip tai gali atsiliepti mum, nes daug šnekėjimo, daug spekulacijos, daug žurnalistų, kurie nori, kad paspaustų kažkas tai kažką pasidomėt, bet kai paspaudė į vidų, ten tą patį per tą patį pilstų iš tuščio į kiaurą. Ir kaip realybėj, kas gali būti, kaip tavo akim žvelgiant, kaip nutikus, kas gali būti? Tai nuo Izraelio Palestinos gal tiesiog pradėsiu, nes čia gerų atsakymų nereikalas komplikuotas labai. Izraelis taip žaidžia tą katės pelė žaidimą su Iranu. Iranas nenori irgi karinio konflikto, tai jie nusiunčia ten 100 dronų, kuriuos žino, kad numuš, nes Iron Dome'as. Izraelis bando, Netanyahu bando parodyti savo galę, kažkokiais bando perimti tą kontrolę Gazos ruožą, bet aš bijau, kad nėra tos paramos. Ta prasme, Izraelis visą laiką yra stiprus tiek, kiek jo politika sutampa su Amerikos politika. Ir aš turiu įtarimą, kad būtent Netanyahu laukia rinkimų ir laukia, kad ateis Trumpas ir su Trumpu ir su savo lobistais prie Trumpo jis galės jam, taip sakant, pasakyti, žiūrėk, padėk mums paspausti Iraną, nes Trumpas daug kalba apie tai, kad čia Iranas yra priešas ir panašiai. Nekalba, aišku, tiek daug apie Rusiją arba tiesiogiai apie Kiniją dabar jau. Bet bendrai paėmus, yra tas, sakau, toks Izraelio laukimas prezidento rinkimų ir tada jie nuspręs, kaip šitą konfliktą bandyti užbaigti kokiose ribose. O Amerikos rinkimai, mūsų požiūriu yra blogas ir dar blogesnis variantas. Čia turbūt ne vienas tai yra sakė. Blogas variantas tai yra Kamala Harris, ta prasme, kad ji nesiūlo nieko iš esmės naujo, užsienio politikai siūlo tokį testinumą, kur, tarp ginklų tiekimo ir tarp gilaus susirūpinimo, ir tarp tokio, bent jau įsipareigojimų teigimo. Tai čia geras dalykas yra tai, kad demokratai bent jau sako, NATO reikalingas ir NATO įsipareigojimų mes laikysime. Tai kadangi tie įsipareigojimai dar nėra tiesiog išbandyti, tai mes galim tikėtis, kad jų bus laikomas. Su Trumpu yra sakymas, kad, apskritai skeptiškumas NATO požiūriu, kad NATO pasenusi kaip organizacija ir reikalinga, jam nepatinka šiaip Europos lyderiai, ne jo chebra. Jo chebra labiau yra tie diktatoriai. Jam patinka Orbanas, jam patinka kiti. Ir jis sako, žiūrėkit, vietoj NATO mes galim kažkokius tarpusavio susitarimus. Tarpusavio susitarimai yra geri, kai tu esi, Lenkija, pavyzdžiui, dar. Vengrija labai gerai. Prancūzai, vokiečiai blogiau, nes tu ne prie stalo turbūt būsi, bet, tau vis tiek dar geresnė pozicija. Mes esam toj pilkoji zonai, kodėl mes turėtume būti naudingi Amerikai. Ir, pavyzdžiui, toje situacijoje, kur Rusai jam Trumpui pasiūlo kažką, kas jam visai naudinga, pavyzdžiui, mes ten jums duodam įtaką kažkur. Mes užtikrinam, kad Kinija nieko nedarys Ramiajam vandenyne. Hipotetiškai, nors aš nežinau, ką Rusija gali padaryti dėl to, bet tarkim. Ir sako, duokit mums Baltijos valstybės tiesiog, nežinau, pasibandymui. Tai aš nesakau, kad tai tiesiogiai įvyktų, bet kad mes būtumėm ant stalo, tai aš beveik garantuotas Trumpo atveju. Ir ne dėl to sakau, kad jis kažkaip nemėgtų Lietuvos, tiesiog jis žiūri iš merkantilistinės pozicijos, kas yra naudinga. Lietuva yra maža valstybė, mažas valstybės pasaulio istorijoje.
Jeigu antras pasaulinis karas ko išmokė, tai kada jisai prasidėjo, šiaip visi užmiršta, kad, ta prasme, sako, užpuolė Lenkiją, ne, o kad prieš tai Čekija buvo suvalgyta, o kad prieš tai Austrija buvo suvalgyta. Lenkai buvo pirmieji, kurie davė atgal dantis. Ir, pirmas dalykas, o antras, tai tiesiog jau nebegalėjo Britai ir Prancūzai savo įsipareigojimų pamiršti, nes Lenkai išsireikalavo to tokio naujo įsipareigojimo. Plius Lenkų žvalgyba labai daug dirbo ir pati informuodavo Britus ir Prancūzus apie tai. Buvo jau tokia pozicija, kai jau tiesiog Britai ir Prancūzai suvokė, kad Hitleris nesustos jau ir ties Lenkija. Tada jau reikėjo įsikišti. Kol jie manė, kad sustos. O aš manau, kad vakaruose yra toks numanimas, kad maždaug, kažkurioje vietoje užteks, pasisotins. Ne, jeigu išseks Ukrainoje, jeigu nebeturės ko kariauti, toks vaizdas, kad tie žmonės, kurie turi aukštą išsilavinimą, nesimokė istorijos. Šiaip man didžiausia baimė yra tai, kad tiek daug arba aklų, arba nenorinčių žmonių matyti, kad Rusija nebegali sustoti iš principo. Jos ekonomika, jos visa socialinė ta struktūra jau yra pastatyta ant karo. Ta prasme, karinė gamyba ten jau toje sudarys labai ženklę dalį, jau dabar sudaro, nežinau, nenoriu sumeluoti, bet bendrai paėmus su viskuo, kas reikalinga aprūpinimui, apie 30%. Tai yra ten, žinai, maisto produktai, logistika, visi kiti dalykai. Jau įstovi ant karo pamatų, jeigu staiga Rusija pabaigia karą, jinai sugriūna. Ir tai supranta visi žmonės, kurie ją valdo, ir jie supranta, kad vienintelis dalykas yra, žinai, važiuoji dviračiu nuo kalno, 2 variantai. Bandyti stabdyti, ar tiesiog greitinti ir, žinai, bandyti išvažiuoti. Tai jie tiesiog greitina. Ir aš manau, kad jie neišvengiamai turės kažką pasirinkti naują taikinį ir, žinai, bandytis, kol bus šitas režimas, o panašu, kad jis nei Rusijos viduje, nei išorėje nebus nuverčiamas niekaip, tai mes artimiausią dešimtmetį, ne tai, kad turėsim ruoštis, mes labai potencialus taikinys esame, jeigu Ukrainoje viskas vienokio ir kitokio sustarimų užsibaigs, tai ta prasme, Baltarusija, Kaliningrado sritį sugrįš visos tos pajėgos prie sienos, visi planai, visi mokymai padaryti. Ta prasme, ant popieriaus mes esam jau yra pasirengta mūsų užpult. Jau nėra čia jokių svarstymų, žinai, nėra, kad jie ten ruošis ar panašiai. Klausimas resurso. Tai kol jie to resursą turi ir kol leidžiama, kad tą resursą jiem didintų ar Kinija netiesiogiai, ar Indija, ar Iranas, ar Šiaurės Korėja jam žmogeliukų, žinai, duotų, žodžiu, kol tai yra leidžiama ir aš bijau, kad nėra šiuo metu kandidatų į prezidentus JAV, kuris pasakytų, kad tai nebus leidžiama. Tai tol bus reikalai labai blogi ir karas link mūsų artėja. Artėja ir tokių eksponentiškų pagreičių. Ta prasme, aš jau dabar neturiu didelių iliuzijų vien todėl, kad Rusija kitaip negali. Ta prasme, čia, žinai, yra tas pavyzdys su tuo girtuokliu narkomanu pas tave namuos, žinai, daugiabučiam name, kuris ten ateina ir išdaužo į kitą butą. Tai jeigu jisai gali gyventi tik daugiau gerdamas ir daugiau vartodamas, ir tai šansas, kad jis pas tave ateis, yra, žinai, didėjantis, turbūt nemažėjantis. Tai mes dabar turim tą situaciją, kad tas žinai, girtuoklis narkomanas, jisai labiau save užhypina ir vakaruose tos politinės valios kažkokio prieš raudoną liniją kol kas nėra. Ir dar kai mes turim galvoj būtent Izraelio atvejį, tai Ukrainos situacija vis sunkėja. Tai klausimas. Tai viskas, ką mes galim padaryti, tai ruoštis. Mes galim ruoštis ir mes galim bandyti tuos žmonės, kurie supranta situacijos sudėtingumą ir kurie irgi nenori karo arba supranta, kad karas neišvengiamas, atvesti savo pusę. Tai, sakau, Amerikoje turbūt pasirinkimas dabar yra blogas, bet visgi ten yra labai nemažai žmonių, kurie supranta realumą, kurie supranta, kad jeigu mus paims, tai, žinai, bus ir Lenkija tada ir jie, supranta, kad domino efektas, jis nėra sustabdomas, tiesiog, žinai, sakant, susitarimą padarykim, žinai, sėskim prie stalo Helsinkį su Putinu, va čia ribą nubrėšim ir viską, žinai. Čia kaip šaltojo karo metu, žinai, įsivaizdavimas, kad dabar galim pasidalinsim ir jie sustos. Ne, ir šaltojo karo metu jie nesustoja, jie sustoja tik tada, kai pamatė, kad gaus atgal, žinai, kai paaiškėjo, kad ten lendant į Berlyno vakarų dalį gausi atsaką. Ir paskui prasidėjo Kuba, paskui prasidėjo prieš tai Šiaurės Korėja, po to Kuba, po to Vietnamas. Tai žodžiu, tų skilių buvo daug. Rusija niekada nesustos pūt ir taip, nežinau, po truputį mirt, bet tuo pačiu metu tą užkratą neždama į kitas valstybės ir šitą ekspansinę politiką bandydama išgyventi. Žinai, jinai kaip vėžys, jos vienintelis būdas yra plečiantis, kažkaip bandyti išsilaikyti, nes jeigu jinai vienam taške sustos, tai viskas, žinai, jinai tiesiog išnyks. Bet tas ekspansionizmas jos
yra šiuo metu jos išgyvenimo būdas ir to mažai kas supranta, man atrodo. Ir čia jeigu Lietuvoje paklaustum, žinai, tų politikos dabartinių, naujųjų lyderių, tai irgi, ta prasme, šito turbūt iki galo nėra sąmonė ir nėra pripažinę, nėra supratę, kad mes tai galim čia, žinai, ramų sėdėti ir pensijas didint, nežinau, ten, žinai, 4% krašto apsaugai, žinai, ar panašiai. Tame yra, žinai, dalis, bet ne tame esmė yra. Esmė yra pasirengimas labai realiam scenarijui, kuris šiuo metu yra realiausias. Ir tai sako, žinai, ne aš sakau, tai sako daugybė protingų žmonių, kurie mato situaciją ir kurie sako, žiūrėkit, šiuo metu mes ne tai, kad nestabdom, šiuo metu mes stebim, kaip intensyvėja ir nieko nedarom tiem, kurie intensyvina visą tą procesą, kuriam yra naudinga, kad Rusija šitam pasaulio krašte tiesiog daro chaosą, nukreipia Amerikos kitų valstybių dėmesį. Aš manau, kad šios dienos susitikimas mūsų buvo tas irgi vienas iš tų dalykų, kur ką reikia daryti, kad atsibūstų, ne? Turbūt tokie pašnekėsiai. Realiai pasikalbėti dalykai. Jo, irgi yra lašas kol kas jūroje, bet jeigu lašų bus 30%, galbūt jūros druskingumo lygis pasikeis gerokai, ir joje galės apsigyventi gerosios žuvys. Ir išplauksim tada. Jo, gal tada. Nenugrimsim. Gal nebeskęsim. Ačiū tau labai, Pauliau. Ačiū. Labai ačiū. Jums labai ačiū, kad žiūrit. Suprantu, kad visi mes norim baltų pūkuotų, smagių laidų ir viso kito, bet iš šios dienos mūsų pokalbio suprato, aš 100% palaikydamas Paulių, manau, kad tik tiesa ir tik realios situacijos suvokimas gali išlaikyti, palaikyti ir kad šviesa gyvuotų ir toliau. Tai ačiū, kad jūs esat kartu, ačiū, kad darot tai, ką darot ir iki sekančių. Tebūnie šviesa.